Darbo apžvalga. Niekas daugiau per visus vadovavimo metus nesumaišo tokio paties konfliktuojančių emocijų kokteilio. Jeigu apžvalga pavyksta, personalui atsiranda galimybė aptarti savo poziciją ir ateitį. O vadovams padėti jiems, motyvuoti juos, pajusti pasitenkinimą darbu ir savo vertę organizacijai. Puiku. Bet jeigu jį atliekama blogai, tada jau kitas dalykas. Abi pusės gali baigti susipriešinusios, nusivylusios, sutrikusios ir pažemintos. Taigi, kas lemia skirtumą tarp svarbaus ir malonaus susitikimo ir demoralizuojančios nelaimės? Atsakymas paprastas. Pokalbio įgūdžiai ir metodai. Ignoruosite juos ir pakliūsite į bėdą. Įvaldykite juos ir pokalbis bus toks efektyvus, koks ir turėtų būti. O kaipgi juos įvaldyti? Stebėkite šią sceną. Tylusis Stivas. Mažų mažiausiai pokalbis gali baigtis labai greitai, bet jūs galite netekti kažko svarbaus. Taigi, kaip priversite jį kalbėti? Tai ne problema. Tikrai jokia problema. Gerai, džiugu. Iki. Velniai tave griebtų. Problemos? Tai buvo mūsų naujai paskirtas sveikatos ir saugos tarnautojas. Ką jis pasakė? Tai ji. Ji pasakė, kad nėra mūsų naujai paskirta sveikatos ir saugos tarnautoja, nes gavo geresnį pasiūlymą. Taigi aš turiu rasti kitą iki pirmadienio. Tai yra šiandien. Įtempta diena? Laimė, ne visai bloga. Darbo apžvalga, nesunku, greit su tuo susidorosiu. Kaip tik čia. Taigi, kruopštumas gerai, punktualumas gerai, apskaitos žinios gerai. Ar suspėjote su kitais? Gerai. Ar ko nors trūksta jūsų darbo organizavimui? Ne, taip nemanau. Ar patinka naujos nesutarimo ataskaitų formos? Puiku. Dabar ar norėtumėte ką nors pasakyti, atleiskite minutėlę, apgailestauju. Taip. Radfordas. Aleksid Horus Amen. Va jie. Negi. Pasilik, kur esi. Tuoj nusileisiu. Porą minučių, neilgiau. Pasimatysime. Gerai, iki. Kur mes sustojame? O, taip. Ar nenorėtumėte ko nors pasakyti? Na, buvo. Na, ne, tai neturi reikšmės. Ne? Teisingai. Gerai. Tiesiog pasirašyk čia. Prašau. Bus baigta kitiems metams. Puiku. Labai ačiū. Pasimatysime, Stivai. Ar geras pokalbis? Nuostabus. Jis labai ilgai netruko. Ne, plepys Stivas niekada neturi daug ką pasakyti. Ar galiu kai ką pasakyti? Nagi, tai buvo pats netinkamiausias, baisiausias, katastrofiškiausias, įžeidžiamiausias pokalbis, kokį aš kada nors esu girdėjęs. Tai tau jis nepatiko? Nelabai. Kodėl? Na, pasakyk man kelis dalykus, kuriuos jis tau pasakė. Na, Stivas pasakė, jis man pasakė. Nagi, leisk man pagalvoti. Taip. Noriu pasakyti, kad jeigu jis neturėjo ką pasakyti, tai man taip ir pasakė. Būtų pasakęs, jeigu tu nebūtum įklimpęs į uždarus taip ir neklausimus. Ar suspėjote su kitais? Gerai. Ar ko nors trūksta jūsų darbo organizavimui? Ne, taip nemanau. Ar patinka naujos nesutarimo ataskaitų formos? Ar kada nors girdėjai apie atvirus klausimus? Taip. Kokie būtent tai klausimai? Klausimai, kurie paskatina apklausimai kalbėti. Tai klausimai kas, ką, kur, kodėl, kaip. Taip, bet aš manau, kad jie tiesiog ištęsia pokalbį, ar ne? Ne. Jie suteikia pakankamai laiko žmonėms atsiverti. Tai yra tai, ką tu stengiasi padaryti. Gero pokalbio metu apklausiamasis kalba apie 60% laiko, o tavo atveju apie 1%. Na, aš skubėjau. Tu tai atlikai labai aiškiai. Puiku, dabar ar nenorėtumėte ką nors pasakyti? Tik minutėlę, apgailestauju. Taip? Radfordas. Aleksid Horus Amen. Vaja, negi. Pasilik, kur esi. Tuoj nusileisiu. Porą minučių, neilgiau. Pasimatysime. Gerai, iki. Be to, tu sulaužei pirmą auksinę taisyklę. Jokių trukdymų. Bet tai buvo Redis Radfordas. Jokių trukdymų.
Ar tikrai tikiesi, kad jis po to atsivers? Na, aš ilgai nekalbėjau telefonu. Paskui suteikiau Steve'ui progą pakalbėti. Ar nenorėtumėte ką nors pasakyti? Na, buvo. Ne, tai neturi reikšmės. Teisingai, gerai. Jei tu pasirašysi ten, tai buvo vienas akivaizdžiausių šiurkštaus, negrabaus, nejautraus įsikišimo atvejų, kuriuos man teko matyti. Ačiū. Niekada neskubink apklausiamojo ir išnaudok tylą. Palauk, leisk jam kalbėti. Turi jam ne tik padėti, bet ir kai ko išmokti. Ar norėtum ko nors paklausti? Na, tai buvo... Kas? Nieko, tai neturi reikšmės. Ne, tęsk, mes turime daugybę laiko. Tai tiesiog... Na, jaučiu, kad galėčiau prisimti daugybę atsakomybės. Kokios? Na, manau, kad nieko bloga nėra apdorojant duomenis ir visa kita, bet aš esu kvalifikuotas laboratorijos specialistas. Ar tikrai? O taip, gana seniai. Na, aš nustojau dirbti, kai mano žmona persikėlė šiauriau, bet aš buvau laboratorijos vadovas Adenbroke. Kur? Tu nieko nežinai apie darbų saugą ir sveikatą, ar ne? Na, aš buvau saugos tarnautojas ligoninėje. Ar kada pagalvojai apie grįžimą prie saugos ir sveikatos? Tai galėtų būti gana įdomu. Taigi, kad suprastum tylų į Steve'ą, pirma, užduok atvirus klausimus. Antra, neįsiterpk. Trečia, duok laiko kalbėti ir informuok žmonės. Steve'ai, viskas sutvarkyta, pradėsi dirbti nuo pirmadienio. Ar tau patinka naujos saugos taisyklės? Išsisukinėtojas Nigelas niekuomet neprisijama kalties. Tai nesėkmė arba sistema, arba kitų žmonių klaidos. Kad ir kaip būtų, yra būdų, kaip elgtis su Nigelu. Atrodo, kad mes per daug išleidžiame automobilių nuomai. Žinau, tai susiglemžia prekybininkai. Jie tiesiog viską susižeria. Abejoju, ir mes privalome tiek daug nuomotis. Nieko kito negalime padaryti. Atrodo, kad žmonės vis labiau nori automobilių, kai kurie norėtų jų turėti nuolat ir kas kartai pabrėžia. Ar tai ne tavo darbas rasti būdų, kaip sumažinti išlaidas? Pavyzdžiui, praėjusią savaitę finansų direktorius įsigydė automobilio nuvažiuoti į Birmingemą. Ar girdi? Birmingemą. Traukiniai eina kas pusvalandį, bet ne. Turi būti automobilis. Finansų direktorius. Bet jis ten buvo iki vidurnakčio, kai traukiniai jau nebevažiuoja. Taip, bet tai parodo požiūrį. Žmonės tikisi gauti automobilį. Tai jo yda. Taigi, priimi jo taisyklės. Ką kitą galėčiau padaryti? Laikykis jo darbo atlikimo būdų ir tikslų. Bet jis įsisukinėtojas. Tuomet pasinaudok sugedusios plokštelės metodu. Taip, bet tai požiūrį. Žmonės tikisi... Ar galime pasikalbėti apie tavo darbą? Ir remontininkai, iš tikrųjų. Ar galime pasikalbėti apie tavo darbą? Įsivaizduoji, vairuotojai taip pat kiaulės mano, kad vairuoja Nigelai, elektromobilius. ar galime pasikalbėti apie tavo darbą? Mano darbą? Taip. Klausyk, per pastaruosius 3 ketvirčius mūsų automobilių nuoma padidėjo daug labiau negu išaugo automobilių parkas. Ką galėtume padaryti? Na, buvo blogi orai, ar ne? Ir Birmingeme buvo blogi, bet jie nuomoja daug mažiau. O tai Birmingemas, ten praktiškesni žmonės. Nepraktiškesnė negu čia. Lažinomės? Vėl išsisuko. Turi jį susijęti su rezultatais ir žinoti faktus. Pažvelk, Nigelai. Man atrodo, kad palyginti su Birmingemu mes naudojame daug daugiau automobilių piko metu. Todėl daugiau nuomojame. Tai ką, manai, turėčiau padaryti? Atitrauk jį nuo praeities ir susitelk į ateitį. Ir garažų paslaugos trunka amžius. Nekalbėkime apie tai, ką kiti žmonės darė praeityje. Pakalbėkime apie tai, ką tu rengiesi daryti ateityje. Ar mes galime sumažinti išorinės nuomos sąskaitas? Turime suremontuoti automobilius. Taip, tačiau mes puikiausiai žinome, kada ateina piko ir sąstingio metas. Maždaug taip. Ar gali numatyti remontą sąstingio laikotarpiu? Na, jie ne visada nori atsakyti už remontą. Bet ar tiek daug reiškia keli šimtai išankstinių mylių? Tai tau kainuos. Bet ne tiek daug, kiek nuomos sąskaitos. Gerai, jeigu tu šito nori. Ar gali pasiūlyti geresnį būdą? Iš tikrųjų ne.
Gerai, taigi, kiek mes galėtume sumažinti nuomos sąskaitą? Tarkim, 20%? 10%. 15%. 15%. Sutarta. Išsisukinėtojas Nigelas. Pirma, laikykis jo darbo atlikimo būdų. Antra, sutelk dėmesį į ateitį. Trečia, sutark dėl tikslų. Ir stebėk savo numatytus veiksmus, bei suteik grįžtamą į ryšį. Nigelai, labas, tai Sandra. Skambino Jeffas Hafkinsas iš Birmingemo. Jam patinka idėja apie pasikeitimą darbų. Paskambink jam. Nuobodžiaujanti Betė. Bet kodėl jai nuobodu? Gal jūs tiesiog pildote dokumentus ir dirbate autopilotu? Jeigu taip, tai nieko nuostabaus, kad ir ji dirba autopilotu. Na, padariau gerą darbą. Kokį darbą? Darbo įvertinimas. Betė Jones, pažvelk. Darbo standartai patikslinti. Sutarta dėl peržiūrėtų tikslų, našumas, greitis, atmetimo norma. Mėnesiniai ir ketvirtiniai mokymo poreikiai ir kompetencijos iš viso 12. Žmonių vadyba, darbo organizavimas, technologijos žinios, asmeniniai įgūdžiai, lankstumas. Skamba išsamei. Tai ne pusės visko. Kruopštumas, punktualumas, darbo sąlygų ir sistemų apžvalga. Na ir pokalbį turėjai. Na, ne visiškai pokalbį. Kodėl ne? Na, mes turėjome išnagrinėti visas šias formas, ar ne? Ir išnagrinėjome. Atliktas geras darbas. O Betė buvo patenkinta. Teisingai. Asmeninis jautrumas. Santykiai su skirtingais žmonėmis. 5. Taip, tiesiog kaip ir pernai. Taktas ir diplomatiškumas. 5. Taip, kaip ir pernai. Socialinis sąmoningumas. Taip, Labai gerai. Dabar gebėjimas atlikti darbą. ką tu manai? O taip, taip. Labai gerai. Noras prisimti atsakomybę. Tu mane paskyrė komandos vadove, pameni? Taip, teisingai, labai gerai. Taip, duomenų bazių atnaujinimas. Kaip tu tai apibūdintum? Kaip Betės motyvavimo bandymą? Taip, bet tu matai, man reikėjo užpildyti formas ir aš tai padariau. Ir kas joms atsitiko? Susegiau į bylą, kopiją atidaviau personalo skyriui. Kas toliau? Na, aš paimsiu jas kitąmet. Klausyk, ar nori pasakyti, kad formos nenaudingos? Ne, jos geros. Puikios kaip dokumentas ir priminimas. Bet tos formos nėra esmė, jos reikalingos langams atverti. O tu jas naudoji užuolaidoms užtraukti, taigi praleidai svarbią galimybę. Dabar numatomas tobulinimasis. Taip, aš apie tai mąsčiau. Kompiuterių įgūdžiai, Excelis, PowerPointas, Iš tikrųjų tai ne. vadybos mokymai, delegavimas ir laiko vadyba, Ne. bendravimo įgūdžiai, ataskaitos rašymas Ne. ir pristatymo įgūdžiai. Ne. Tai tiesiog bla bla bla, ar ne? Bla bla bla, sveikatos ir saugos kursai. Vienose jau dalyvavau, bla bla bla. Teisingai, na, kiti geri metai. Tu labai gerai dirbai, gal tiesiog čia pasirašytum. Aš pažymėjau visus langelius. Taip, tu buvai langelių žymėjimo tironijos auka. Bet man reikėjo juos sužymėti. Kodėl? Nes jie čia buvo. Gerai. Bet langelių žymėjimas tai tik pradžia. Tu tai panaudoji kaip galutinį tikslą. Tai ką manai aš turėjau daryti? Išklausyk asmenį, o po to kalbėk pats. Pasikalbėk apie tai, kur jie iš tikrųjų nori eiti, bet aš klausiau apie kursus. Ne, turi nusiimti savo biurokratinius akidangčius, nutolk nuo kasdienių rezultatų. Kompetencijos. Jos visos atrodo labai panašiai kaip ir pernai. Dabar numatomas tobulinimasis. Taip, aš apie tai mąsčiau. Turėjau omeny, norėtum pasigilinti į interneto svetainių technologijas. Iš tikrųjų tai ne. Na, aš klausiu savęs, kur iš tiesų einu? Aš netgi galvoju išeiti. Rimtai, tai būtų didelė netektis. Bet jei tau tiktų? Tiesiog jaučiuosi priėjus liepto galo. Žinai, kažkas panašaus prieš keliarius metus nutiko ir mano žmonai. Tikrai? Taip, kurį laiką jį dirbo tą patį darbą. Tiesa? Tai verčia iš naujo įvertinti dalykus? Taip, taigi tu ieškai didelių pokyčių. Taip, Vis dar IT? nežinau, galbūt ne. Turbūt bendroji vadyba. Bet tau nereikia mūsų palikti. Ką turiu omeny? Na, aš galvoju apie laikiną paskirimą. Kur? Na, jeigu, tarkime, tu dirbtum 3 mėnesius prie pardavimų ir 3 rinkodaros srityje, susidarytum išsamesnį vaizdą apie visą organizaciją. Rinkodara man skamba per moderniai. Ar tu tuo netiki? Ji remiasi informacija ir logika, labai panašiai kaip ir IT. Manau, kad tu ten labai gerai tiktum. Ar tai nebūtų švaistimas, jei nuspręčiau grįžti prie IT? Visiškai ne, patirtis su mūsų klientais, taip pat ir vidaus, būtų tikrai vertinga darant karjerą IT. Ką į tai pasakytum? Taip, kodėlgi ne? Manau, kad galiu išbandyti šį iššūkį. Nuobodžiaujanti Betė. Pirma, naudokite formas pradžiai, o ne kaip galutinį tikslą. Antra, išklausykite asmenį, o po to kalbėkite pats.
Trečia, aptarkite ilgalaikį tobulinimąsi, o ne tik trumpalaikius tikslus. Ir supažindinkite su rezultatais. Atrodo, kad pirmas papildomas darbas bus rinkodara, o po to pardavimai. Ar tai tinka? Puiku. Sunku padėti tobulėti besiteisinančiam Deniui. Jis nepriima jokių sprendimo būdų, bet tai galima pasiekti. Dabar apie tavo skambučių dažnumą. Kas yra? Jaučiu, kad galėtum juos gerokai pagerinti. Ką turiu omeny? Manau, kad galėtum dažniau skambinti. Ne, negalėčiau. Manau, galėtum. Kaip? Na, galėtum dažniau oficialiai skambinti netokiu įtemptu laiku. Aš skambinu tiek pat, kiek ir kiti. Aš taip nemanau. O aš manau, kad skambinu. Neskambinu. Skambinu. Faktas, kad tu šiek tiek tingus. Tingus? Tuomet manau, kad aš vergiškai dirbu šiai kompanijai. Bijau, kad negaliu su tuo sutikti. Gerai, įrodyk. Įrodyk, kad aš tinginys. Tai ne tai, ką galėtum įrodyti. Tai kažkas, ką tiesiog žinai. Gerai, tarkime, aš tiesiog žinau, kad tu grieži ant manęs dantį. Nesąmonė. Taip pat nesąmonė, kad aš tinginys. Geras pokalbis. Denis nepakenčiamas. Ne, jis sunkaus būdo, bet nėra nepakenčiamas. Jis negali priimti kritikos. Mėgėjiškos kritikos negali. Ką turiu omeny? Pažvelk į tai. Faktas, kad tu šiek tiek tingus. Tingus? Tuomet manau, kad aš vergiškai dirbu šiai kompanijai. Bijau, kad negaliu su tuo sutikti. Gerai, įrodyk. Įrodyk, kad aš tinginys. Bet jis yra tingus. Kiek tingus? 1 tingus? 2 tingus? 4,6 tingus? Nebūk kvailas, negali pamatuoti tingumo. Būtent. Todėl nustok analizuoti būdą. Nesi jo psichiatrė, esi jo vadovė. Tai ką turėčiau jam pasakyti? Kad jis netinginys? Ne, tu pateikei įrodymą, kurio neturėjai. Tai buvo kita didelė tavo klaida. Tu per mažai oficialiai skambini netokiu įtemptu laiku. Aš skambinu tiek pat, kiek ir kiti. Aš taip nemanau. O aš manau, kad skambinu. Neskambini. Skambinu. Taigi, ką pasakytum apie įrodymus? Ar skaičiuoji skambučius? Na taip. Tai tokia kančia, jų tokia daugybė. Bet jeigu turėtum, ir jeigu nepaverstum pokalbio kryžminę apklausą. Taip, tu gerai su jais susitvarkei, tačiau yra vienas dalykas. Koks? Tavo skambučių dažnumas. O kas yra? Ar nemanai, kad galėtum tai pagerinti kitą ketvirtį? Kodėl rezultatas toks pat geras kaip ir kitų? Na, iš tikrųjų taip nėra. Yra. Pažvelk į šiuos skaičius. Tau skambina taip pat dažnai kaip ir kitiems. Bet tu pats skambini gana retai. 31 procentų mažiau negu vidutiniškai. Aš to netikiu. Pažvelk čia. Ar tu esi tikra? Visiškai. Manau, kad šie skaičiai klaidingi. Jie 2 kartus patikrinti. Ar nepabandytume padidinti 15 procentų kitą mėnesį? 15 procentų? Turbūt juokauji. Gerai, tuomet 10 procentų. 10 procentų. 10 procentų. Gerai, tebūnie taip, 10 procentų. Gerai. Taigi, besiteisinantis Denis. Pirma, nustok analizuoti būdą. Antra, sukurk neformalią aplinką. Trečia, pateik įrodymus. Ir iš karto informuok apie pagerėjimą. Deni, kaip matau, tu skambini daug dažniau. Gerai padirbėjai. Puiku. Ar yra kokių problemų? Ašaros niekada nepadeda pokalbiui. Bet su verkšlenančia Vende jūs turite būti tam pasiruošęs. Tik žinoma, neįsijauskite patys. Užeikit. O, Vende, užeik. Ne, štai čia. Kiek patogiau. Teisingai. Manau, mes galėjome geriau pradėti rudens reklaminę kampaniją. O kas yra? Na, buvo šiek tiek jovalo, ar ne? Negi. Niekas man to nesakė. Na, tai aš dabar sakau. Bet aš taip plušau prie jos. Galbūt, Vende, bet išsiuntimas vėlavo 4 dienas. Tai dėl spausdintuvų. Ir nebuvo įtraukti nauji vardai iš paskutiniojo ketvirčio. Aš prašiau rinkodaros. Aš stengiausi. O, neverk, ne, Vende, viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Aš nesu gera, ar ne? Tai tiesiog dėl to, aš taip stengiausi.
Žinoma. Klausyk, aš turiu omeny tik tai, kad pavėlavai išsiųsti medžiagą. Aš tiesiog netikusi, ar ne? Negaliu atlikti netgi paprasto pavedimo. Ne, tu esi labai gera. Šie mažmožiai tikrai neturi reikšmės. Turi. Jūs pats taip sakėt. Na taip, aš sakiau, bet aš to neturėjau omeny. Jūs sakėt, kad buvo jovalas. Jovalas? Ar aš sakiau jovalas? Tai iš tikrųjų buvo labai gerai. Kaip jovalai buvo labai gerai. Ir tai, ką tu nuveikiai, buvo gerai. Labai gerai. Ar tikrai tai buvo? Visiškai. Tai buvo minorinė klasika. Bet ką galėjau padaryti? Na, tu pradėjai nuo 2 įspūdingų klaidų. Ar prisimeni tai? Buvo šiek tiek jovalo, ar ne? Negi. Niekas man to nesakė. Na, tai aš dabar sakau. Taigi aš neturėjau to priminti? Turėjai. Tačiau turėjai tai padaryti laiku. Pagrindinė taisyklė – jokių staigmenų. Bet tu jau pradėjai netikėtai užklupdamas. O, Vende, užeik. Ne, štai čia. Kiek patogiau. Sėskis. Teisingai, manau, mes galėjome geriau pradėti rudens reklaminę kampaniją. Visada pradėk nuo gerų dalykų. Ypač su Vendėmis. Kodėl? Suteik joms pasitikėjimo. Paskatink jas. Tuomet, kai paliesi jautrius klausimus, jos nemanys, kad tai visiška nesėkmė. Taip, bet Vendės visuomet skendi ašarose, ar ne? Taip. Tai ką daryti? Būk užjaučiantis, bet nepaleisk savo ginklų. Imkis jos žodžių, o ne jos ašarų. Taip pat norėčiau schemos. O, gerai. Taigi metai buvo gana sėkmingi. Ką mes galime